Apie 7 dienas. 7 savaitės. Mhm. Tai ne 7 savaitės ir ne 7 dienos, o 7 mėnesiai. Tai tikrai buvo kantrybės, sakykime, turėjau turėti kantrybės išlaukti ir gauti rezultatą. Ir lygiai po 7 mėnesių aš tapau vėl normaliu žmogumi. Tai va, ir kai kalbame apie kandidą, tai kaip ir sakiau, kandida turi labai daug požymių šitų, kurio žmonės neatskiria, kad tai yra kandida. Daug rūšių, bet vis tiek, kai jau kandida gerai jau paima iki pat galo, pasiekia pačią viršūnę, jinai būtent taip ir atsiliepia jau kaip išeina iš tavo vidaus. Tai ausys ir moteriškos vietos. Tai čia yra baisus dalykas. Bet dar yra irgi požymiai, kad yra kandida, tai yra, pavyzdžiui, tos alkūnės. Tai čia yra dar jinai Bet ir neįsigaliojus. neįsigaliojus. Bet požymius jinai rodo. Tai yra grybas. Kandida tai yra grybas. Tai alkūnės, ar ne, papleiskanoja šitos vietos. Kitose vietose gali papleiskanuoti. Sausa oda irgi rodo, kad kandida. Jeigu sausa oda irgi gali būti kandida. Supratau. Tai čia yra baisi liga. Ir paskui, kai aš pradėjau kalbėti apie šitos produktus, norėjau ne tai, kad kalbėti, aš labai drastiškai, aš vos nerėkti pradėjau. Žmonės, išgirskit, pažiūrėkit, ką padarė, ko gydytojai per 7 metus nepadarė. Čia per 2 savaitės. Tai aišku, kad žmonių buvo labai daug skeptiškų. Ir kaip sakau, mes tik tais patys, kada paragaunam tos produktus, kai mes pamatom rezultatą ant savęs, mes tik tais tada galime kalbėti apie šitą produktą. Taip, būtent. Nes tai, ką mes kitiem pasakojam, tie, kurie nepabandė, jie mums iš abiejų rankų sukalioja, sako pasaulio gydytojai. Taip. Tai su pašaipėle. Bet jau apie kandidą aš jau daug pasakosiu, daugelis jau girdėjo, bet aš niekada niekam nepasakojau apie savo problematiškas kojas. Papasakok. Tai aš nežinau, nuo kada tai įvyko. Irgi šitą ligą, net nežinau, kaip ją įvardinti, nes aš niekada nevaikščiojau pas gydytojus, aš buvau labai užsispyrus nuo pat mažens ir tiesiog galimybių gal nebuvo tais laikais senais eiti pas tuos daktarus, gal kaip maža, tai pati nenuėjau, o manęs niekas nenuvedė, tai taip ir kankinausi aš su savo kojom. Kai aš negalėdavau vaikystėje eiti daugiau kaip 3 kilometrų ir tiesiog atsisakydavau kojos nešti. Tai mano kojos buvo tokios, paskui vėliau parodysiu, kaip aš vaikščiodavau. Ir kai eidavau miegoti, aš negalėdavau, kai jūs atsigulat, atpalaiduojam savo visą kūną, kojos atsipalaiduoja ir mes tada fainai pradedam snausti. O aš kiekvieną mielą vakarą turėdavau įtraukti kojas, kad galėčiau aš pradėti snausti. Tai užmigdavau ir mano kojos atsipalaiduodavo. Kai jos atsipalaiduodavo, man pradėdavo jas traukti, skaudėti, mane tas skausmas prikeldavo. Kiekvieną mielą naktį aš valandą laiko vaikščiodavau po namus, išmankštinti, išjudinti kojas, kad jų nesutrauktų. Šiaip iš tikrųjų aš turėjau sėdėti invalido vežimėlyje, bet per savo užsispyrimą aš išvaikščiojau šitą visą problemą. Ir kuo daugiau augau, kuo daugiau tapau vyresnė, nes ir vaikai gimė, ir tiesiog negalėjai sėdėti vienoje vietoje, nes tau reikėjo judėti, toks buvo gyvenimas. O vaikų buvo 3 ir visi 3 pametinukai, tai tikrai gyvenimas neglostė ir tave privertė judėti iš tos vietos. Ir aš labai dėkinga šitam likimui, kad aš išvaikščiojau. Tai dabar prisimenu, tai
Viskas gerai. O Valentina, o tie produktai tau irgi padėjo, ar tau čia dingo? Taip, ir būtent nuo šitų produktų baigėsi mano šitas gyvenimas toksai naktimi keltis ir vaikščioti, kai pradeda kojos atsipalaiduoti ir traukti. Tai tada pasakyk, kiek ir ko vartojai. Tai nuo visų šitų trijų, kaip aš ir visą laiką sakau, šitą trijulę. Neįskiriami draugai. Green Maxas, Blue Maxas, Mimaxas. Ir labai greitais. Tiesiog aš visą gyvenimą kankinau su šitom kojam ir nepadėjo jokie masažai, jokie trinimai, jokie tepaliukai, ne. Jeigu namus pasitvarkydavau, ne, man reikėdavo daug vaikščioti. Aš patrepsėjau namuose ir viskas, ir mano kojos atsisako. Tai O čia problema kokia? Daktarai kad nors sakė, kaip čia vadinasi ta liga, ar čia ne liga, ar čia kas čia buvo? Manęs mažos niekas nevedė, o paskui aš pati jau nebėjau, nes aš susitaikiau su šito visus. Pripratai, žodžiu. Tai. Aš pripratau ir tiesiog bijojau. Aš neturėjau laiko, ne tai kad bijojau, aš neturėjau laiko, nes man reikėjo duoną uždirbti savo vaikams, nes aš juos vieną auginu. Aš neturėjau laiko, kada sirgti, kada eiti pas daktarą. Tai palauk, o tai jeigu čia tau nuo vaikystės, o Nuo produktų... neatmenamos vaikystės. Nuo neatmenamos, o produktus pradėjai vartoti prieš kiek laiko? Nu, tai jau dabar 1,5 metų. Tai visą gyvenimą buvo šitaip su kojom ir dabar pradėjus vartoti tuos produktus, dabar tik viskas susitvarkė? Taip. Nu, tikrai aš negirdėjau tokios istorijos iš savęs. Kandidatai girdėjau, o šitos nebuvau girdėjus. Ir aš nelabai kalbėjau apie šitą savo problemą, bet kas mane pažįsta, tai tikrai, taip kai aš gyvenau Norvegijoje ir tos mergaitės, kurios dirbo ir dabar kurios yra, taip pat naudoja šitos produktus, jos mane labai gerai atsimena, kai mes po darbų, kai aš eidavau namo, tai aš galiu parodyti, kaip aš eidavau namo. Parodyk. Taip, gal čia va. Jo, gerai. Ar ne, jeigu dabar pasižiūrėsite mano kojas, aš galiu ant piršto atsistoti kaip balerina. Anksčiau aš negalėdavau ištiesti net vartiko kojos. Jeigu šitą koją įsitiesdavo, tai šitą įsitiesdavo tik tais dalis. Dabar aš ją galiu ištiesti kaip balerina. Čia rimtai? Ir visą gyvenimą šitaip? Taip, ir visą gyvenimą šitaip. Aš negalėjau nuo aukštų kulniukų niekada nešioti basučių. Nes viena koja mano šitaip gerai įsitiesdavo, o kita tik tai dalinai. Aš jau dabar nemoku dalinai ištiesti, dabar galiu ištempti kaip balerina. Šito niekada nebūdavo. Ir kai jau pavargdavo mano kojos, šitie pirštukai mano susitraukdavo šitaip. Ir kad man būtų stipriau ant kojų vaikščioti šitaip va, ir aš pradėdavau vaikščioti va štai šitaip. Nu, klausyk. Ir rytais, kai keldavosi iš lovos, aš tiesiog turėdavau į kažką tai pasiremti ir taipogi sutraukti tuos savo pirštukus, kad būtų tos jėgos daug ir po truputį pasilaikydama į kažką tai, aš jas išvaikščiodavau, kol man jau nebetraukia, kol jos atsipalaiduoja, kad aš galėčiau pradėti vaikščioti. Jeigu aš namus tvarkausi, aš vėl po kelių valandų, aš jau nebekylu nuo atsisėdu ir nebegaliu atsikelti. Tai vat tokį gyvenimą gyvenau daug metų. Ir dabar šiuo metu ruošiuosi eiti į šokių mokyklą ir šokti. Juhu! Kodėl galėjau visą gyvenimą. O tu, kai pradėjai gerti tos produktus, žinojai, kad šitaip gali pasidaryti tom kojom geriau? Nežinojau. Aš buvau labai laiminga, kai mano ausis atsileido, kad aš pradėjau geriau girdėti, nes, kaip ir sakiau, tai kaip tie produktai atsirado, tai buvo tokia riba, labai nedaug reikėjo iki apkurtimo. O kadangi aš dirbau su žmonėm, aš juos turėjau girdėti, turėjau su jais kalbėtis ir buvo tokia labai didelė baimė, kad koks mano gyvenimas taps, kai aš negirdėsiu.
Klausyk, ir tu vis tiek tų kojų neišskiri, kad čia galbūt didesnė problema negu Candida. Nes aš dabar sėdžiu ir galvoju, tu taigi gyvenai užsienį, dirbai užsienį, buvai labai užimtas ir dirbantis žmogus ir visą laiką vat, kojos buvo tokios, kaip tu dabar rodėjai. Tai va, mane tokia vaikščiojančia tikrai matė, galiu net įvardinti tikslų žmogų, kuris gali paliudyti, tai Laura Dobkienė, su kuria mes susipažinome būtent Norvegijoje. Ir jinai matė mano šitą visą negalę ir visą šitą skausmą. Nu ir vartoji tuos 3 produktus, sakei, taip? Taip, vartoju šitos visus 3 produktus, tikrai Fleximaxo aš nevartojau, o tik tai šitos 3 produktus ir poros mėnesių bėgyje aš vieną vakarą atsiguliau ir supratau, kad aš galiu atpalaiduoti savo pėdas. Siaubas. Čia taip gali būti. Oi. Nu tikrai. Taip, aš visą laiką vaikščiojau per negaliu, aišku, tai nebuvo faina, tai visada slėpdavai tokį dalyką, ne, tai neišeini iš namų. Jo, pripranti prie tos ir visus išmoksti kažkaip gyventi tokioj būsenai, kokiai, jo, susitaikai su tokiu ir išmoksti gyventi. Jo. Tai va. Tai kojos mano, aš negaliu atskirti, matai, su kojom aš jau buvau susigyvenus nuo neatmenamų laikų su tuo skausmu, su ta problema, bet vat su Candida man buvo jinai galbūt mano gyvenime stipresnis dalykas negu tos kojos, nes man jau trukdė darbui, man trukdė aplamai ir skyrybos įvyko ir būtent dėl šitos ligos. Nu, šita liga tokia, sakykime, skaudesnė, nes todėl, kad labai pradėjo sendinti mano veidą, aš atrodžiau, kai 72 metų moteris. Tai žinot, kai tavo veidas jau darosi gražesnis, kojas pamiršti. Aš tiesą pasakius, per tuos 2 mėnesius aš net nekreipiau dėmesio, kad man kojas sutvarkys. Aš nekreipiau tai dėmesio. Tu pradėjai jas gerti, bandydama Candidą sutvarkyti, jo, o apie kojas visai net negalvojai.